Gerą penktadienio dieną visiems tiem, kas susirinko prie savo televizorių arba kompiuterių ekranų, žiūrėti mūsų Vilniaus krepšinio lygos taurės burtų traukimo 16-finalio ceremonijos. Šiandien aš sveikinusi su savo geru kolega Jonu. Sveikas gyvas, Jonai. Sveiki visi. Padės Jonas šiandien man ištraukti burtus ir galbūt šiek tiek ir aptarsim vieną kitą komandą, kad būtų įdomiau, pasižiūrėsim jos rezultatus praeitajame etape. Jonai, ar domėjai taure, ar domėjasi ir seki rezultatus ten? Tikrai domiuosi ir tikrai yra visai įdomių rezultatų. Ir kuo toliau, tuo šita taurė darosi tik įdomesnė, kadangi prisijungs ir pirmos lygos komandos ir pamatysim, kiek tiek antros, tiek trečios, tiek įmonių lygos komandos bus pajėgios mesti iššūkį stipriausio diviziono atstovams. Na, neabejotinai didžiausias atradimas yra kol kas trečiosios lygos dvi komandos, kurios pateko tarp 32 pačių geriausių. Jos įveikė net 3 kvalifikacinius etapus ir viena iš tų komandų netgi sąlyginai dabar jau po šio savaitgalio keliauja į žemesnę, tai yra į pačią žemiausią Eko lygą, kuri atsiranda iš trečios lygos skilant į 2 grupės. Tai yra konkrečiai Elektrėnų Kentauro komanda ir BC Alfa. Ar tau asmeniškai, sakykime, yra tokie netikėti rezultatai, kad komandos iš, sąlyginai tikrai žemų divizionų štai taip sėkmingai visgi įveikė tuos atrankos etapus ir žengė toli? Aš nepasakyčiau, kad tai būtų staigmena labai didelė. Elektrėnų Kentauro patekimą tikrai galima būtų pavadinti staigmena, tačiau BC Alfa aš asmeniškai tikrai ir kai mes kalbėjomės, tikrai laikiau favoritais poros prieš Naujininkų kiemą ir jie šitą savo statusą patvirtina ir dabar žygiuoja toliau. Taip, jie savo statusą patvirtino ir patvirtino užtikrintai laimėdami 102-81 rungtynes savo aikštelėje ir rezultatyviausias tada nugalėtojų gretose buvo 38 taškus įmetęs Juozas Rimavičius, 21 taško persvara, matyt daugiau negu užtikrinta ir klausimų, kas čia stipresnis, šitoj poroj greičiausiai nekyla. Tikrai taip. Žiūrėkime, kaipgi sužaidė kitos komandos trečiajame kvalifikacinėme etape ir kitoje poroje susitiko Greitojo kurjerio komanda, tai yra praeitų metų įmonių čempionato nugalėtojai, prieš antrosios lygos rinktinių komandą. Ir čia rezultatus 181 laimėjo Greitasis kurjeris, jų gretose geriausiai pasirodė Justinas Gečas, 27 taškai ir 13 atkovotų kamuolių. Manau, kad Greitojo kurjerio sėkmė taip pat buvo ganėtinai dėsninga šitoj poroj. Tikrai dėsninga, aš dar pamenu, kai traukiam praeitus burtus ir kai pats Simai paminėjo, jog rinktiniai tikrai pajėgi komanda, kuri gali mesti iššūkį Greitajam kurjeriui. Tačiau Greitas kurjeris žaidė savo žaidimą, rinktiniam nepavyko pasiekti to lygio, kad mesti deramą iššūkį. Na, bet kuriuo atveju, trečiasis kvalifikacinis etapas yra labai toli ir sveikinam šią komandą su puikiu debiutu. Na ir žinoma, linkim geresnio pasirodymo kitame sezone. Dar viena pora, kuri vyko trečiajame kvalifikacinėme etape, tai yra pora, kurioje ir tau pačiam, Jonai, kiek žinau, teko dalyvauti. Tai yra Mykolo Romerio universiteto komanda iš įmonių lygos, žaidė su antrosios lygos atstovais Omniteliu ir laimėjo 69-55. Čia nugalėtojų gretose geriausiai pasirodė Tomas Dacys, 21 taškas. Jonai, o kur tavo taškai? Kur nežinau, nepamenu, reikia pasižiūrėti, kur kiek. Bet šiaip rungtynės 14 taškų skirtumas atrodo ganėtinai ramu. Labai smagu, labai džiaugiuosi savo komandos nariais ir norėčiau perduoti jiems linkėjimus ir tikiuosi, jog tikrai ir toliau taip pat rimtai žiūrėsime į taurės varžybas, skirtingai nei paskutiniu metu įmonės, kur susirenkam 5-6 ir tikrai gal pavyks nužengti dar toliau. Na, mes ženkime toliau per sužaistas rungtynės ir per jų sąrašą ir dabar priartėjome prie 2 antrosios lygos dalyvių. Auto Valdovas 65-56 įveikė Jamam komandą. Čia rezultatyvumu kažkas tai labai neišsiskyrė. Na, norėtųsi žinoma pagirti Andrių Čepkauską, 16 taškų. Šiam vaikinukui yra labai neblogas rezultatas ir Auto Valdovas keliauja toliau 2, sakyčiau, lygių varžovų dvikovai. Pakankamai lygių varžovų dvikovai, tačiau vis tiek, manau, Auto Valdovas, kurie propaguoja tikrai grubų kietą krepšinį, buvo favoritai. Juolab, kad Jamam šis sezonas kol kas nesiklosto taip, kaip norėtų komandos vadovai ir nariai.
Užtat jisai neblogai klostosi VPP JADLT komandai iš taip pat antros lygos, kuri labai rezultatyviose rungtynėse 185 palaužė to paties, tai yra antro diviziono Fokuso komanda. Na ir čia buvo įspūdingų pasirodymų, negaliu nepaminėti tiesiog Donato Ratkevičiaus benefiso, 40 taškų, 49 naudingumo balai, 13 atkovotų kamuolių ir dėmesio, paklausykit. Iš 11 8 pataikyti tritaškiai. Ar taip dažnai pasitaiko tau net ir treniruočių metu? Per varžybas nesenai pasitaikė 8 iš 12. Na, bet 8 iš 11 matai vis tiek geresnis rezultatas. Bet kuriuo atveju rungtynėse atakuoti tokiu taiklumu tai yra iš tiesų įspūdinga, bet kaip tai bebūtų keista, tai nebuvo pats sėkmingiausias trečio kvalifikacinio etapo pasirodymas. Na, o jisai bent jau rezultatyvumo, sakykime taip, grafoje nusileido sekančiai porai, kurioje sustiko taip pat dvi antrojo diviziono komandas – Lentvaris ir krepšinio klubas Riešė. 85-64 be kažkokių didesnių problemų laimėjo Riešė, o 41 tašką pelnė ir rezultatyviausių šio turo žaidėjų tapo Rokas Rolis. Roką jau mes senai matėm taip rezultatyviai žaidžiantį ir džiugu girdėti, kad jis atgauna savo sportinę formą. Tikrai taip, šis krepšininkas visada garsėjo savo taiklumu ir tikrai niekada negalima jo nuvertinti ir dar tikrai, manau, bus panašių pasirodymų šį sezoną. Labai bijojo Elektrėnų sporto centras važiuoti į Skaidiškes, tikrai žinau, ir labai prisibijojo žemesnio diviziono, tai yra trečiosios lygos komandos SK Skaidiškių, tačiau nuvažiavo ir laimėjo 15 taškų skirtumų, 75-60, Marius Kaminskas 24 taškai 11 atkovotų kamuolių, na ir atrodo didesnių klausimų šioje poroje taip pat nebuvo, kas stipresni. Tuo tarpu kur kas atkaklesnė kova vyko kitoje poroje, ten sustiko įmonių taurės dalyvė Vilma ir antrojo diviziono atstovai vaikinai. 84-77 tik pačioje rungtynių pabaigoje Vilma įrodė savo pranašumą ir be jokios abejonės prie pergalės daugiausiai prisidėjo fantastiškai sužaidęs Marius Tenikaitis. 33 taškai, 24 atkovoti kamuoliai ir 52 naudingumo balai. Tai yra absoliučiai geriausias rezultatas trečiajame kvalifikaciniame etape. Ką apie tai galvoji, Jonai? Aš manau, kad su Marium Tenikaičiu ir be jo Vilma yra visai kita komanda. Tačiau, kad ir su Marium Tenikaičiu vis tiek maniau, jog favoritai yra vaikinai, kurie demonstruoja puikų komandinį žaidimą, kurį puikiai sudėlioja treneris Ignas Pagalys, tačiau šį kartą komandai nepasisekė ir vaikinai. Na, Ignas turės puikią progą revanšuotis, jeigu mes burtuose dabar ištrauktume, tarkim, pirmos lygos VSC Elteros projektus, ar ne, ir Vilma į vieną porą, būtų labai nebloga proga revanšo. Aišku, gal labiau treneriui Ignui norėtųsi, kad ta revanšo proga būtų, tarkim, finale. Mes judėkime toliau, beveik įpusėjom apžvelgti rezultatus ir dabar keliamės į Pabradę, antrosios lygos Atlantikos komanda 83-71, be kažkokių taip pat didesnių problemų įveikė trečio diviziono XX Drink Team komandą. Ernestas Kazjaninas įmetė 24 taškus ir buvo rezultatyviausias savo ekipoje. Tuo tarpu Dovydas Verikas su 17 taškų buvo rezultatyviausias Melingos Kelių komandoje. Iš antro diviziono jie 65-52 palaužė žemesnio diviziono Illuminati Room komandą. Jonai, žinau, kad šioje paroje pats slapta tikėjaisi netikėtumo ir visgi jo nebuvo. Kodėl taip nutiko? Šioje nelabai tikėjausi. Melingos Keliai tikrai paskutiniu metu demonstruoja gerą krepšinį, tačiau prieš tai Atlantika XS Dream Team poroje. Tai aš tikrai tikėjausi, jog XS Dream Team pasipriešins, tačiau jie, kai susirinko 5 ir 6, tai jau iš karto buvo aišku, kad jie nieko nepadarys tokios sudėties. O Melingos Keliai, tai manau, tikrai buvo favoritai ir tikrai pelnytai iškovojo pergalę. Pergalę iškovojo ir Sandora Group Magnum, antrosios lygos atstovai, kurie šiaip čempionate pagrindinėme kol kas dar nepatyrė pralaimėjimų, 9 pergalės ir šiandien vakare jie žais 10-asias rungtynės su NK Gaugijos klubu, tačiau mes dabar ne apie tai. Mes apie taurės varžybas, kurie 64-53 palaužė šiemet, na sakykime taip, šlubuojantį BC Phoenix klubą. Kodėl taip yra su Phoenixai šiemet, kaip tau atrodo? Aš manau, jog per daug nesutarimų komandos viduje ir jie negali pademonstruoti savo krepšinio, teko su šia komanda žaisti ir tikrai ir mačiau ir teko fotografuoti, kaip jie žaidžia.
ir tikrai jie pradeda pyktis, tada žaidimas pradeda šlubuoti ir nieko nesigauna. Ir aš manau, kad gali būti pats didžiausias sezono neigiamas netikėtumas, jeigu ši komanda net nesugebėtų prasibrauti atkrintamąsias, nes čia tikrai yra galingas klubas, kuris gali demonstruoti puikius rezultatus. Na bent jau taurės varžybos BC Phoenixams tikrai šiemet baigėsi, sulig trečiuoju kvalifikaciniu etapu, kaip baigėsi ir SEB Skandinaviska įmonių lygos atstovams, kurie 56-61 pralaimėjo antrosios lygos Infoeros komandai. Julius Pinkevičius 24 taškai, Infoeros pergalė ir daugiau čia gal labai ir nekalbėkime, kaip ir poroje Krituliai, kurie rungtyniauja antroje lygoje, ir Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba iš trečios lygos. 70-68, Edgaras Žemaitis 27 taškai ir mane asmeniškai galbūt tik nustebino nedidelis skirtumas, kuriuo Krituliai laimėjo. Kaip tave? Tikrai nustebino. Elektrėnų PGT tvirta, stipri komanda, žaidžianti kietą fizinį krepšinį, puikiai pataikant ir daug atakuojant iš toli. Ir tikrai jie galėjo pasipriešinti Krituliams, nors ir Krituliai yra labai gera komanda, tačiau šiek tiek sėkmės pritrūko, kad žengti toliau. Krituliai vis dar išlieka taip pat viena iš dviejų mūsų pirmenybių komandų, kuri dar nepralaimėjo. Čempionate jau jų pergalių skaičius perkopė 11. Taurėje taip pat nesėkmių kol kas nėra ir žiūrėsim, kaip šiandien burtai, kaip jiems seksis, su kuo susitiks Krituliai ir galbūt ten jie pratęs savo pergalių seriją. Didžiausias netikėtumas taurės, be jokios abejonės, komanda, kuri sezoną pradėjo trečioje lygoje, dabar skilus jai į 2 divizionus krenta į žemesnę, tai yra į Eko lygą. Sporto klubas Kentauras iš Elektrėnų namuose nukovė aukštesnio diviziono, tai yra antrosios lygos BC Normalio komanda, 77-68. Eitautas Visockas sužaidė puikias rungtynės, 23 taškai ir Kentauro pergalė tau, Jonai. Kelia kažkokių netikėtumų, ar visgi tai nebuvo didelė staigmena? Galima buvo tikėti šias pergalės. Su Kentauru teko žaisti, tai tikrai labai jauna, entuziastinga komanda ir tikrai galėčiau pasakyti, kiek man teko žaisti krepšinį savo karjeroje, tai yra švariausia krepšinį demonstruojanti jaunimo komanda. Štai tokie šilti žodžiai, ne? Taip. Jo, ir jie žaidė namie, Normaliok nesusirinko, gal kažkiek neįvertino, Elektrėniškiai žaidė savo žaidimą ir dėsningą pergalę. Pergalę iškovojo ir antrosios lygos Ridiko komanda, 68-59 nugalėjusi Sky Gym vyrus, Julius Stanaitis 20 taškų buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. Puikiai pasirodė ir Plasta LT Grigiškių komanda, antrą lygą įveikusi savo lygos atstovę krepšinio klubą Žaibas 64-51. Atrodo sugrįžta į krepšinio aikštelę Dmitrij Meškevič, 21 taškas, 13 kamuolių, rezultatas neblogas, pergalė ir bent jau paskutiniai Plastos LT rezultatai, tarsi kalba apie tai, kad komanda link pavasario įgauna geresnę savo sportinę formą. Tačiau kol kas yra, kiek pamenu, už atkrintamųjų ribos, tai reikia dar labiau pagerinti. Kas be ko. Telšiai. Sezonas Vilniaus krepšinio lygos taurėje jiems taip pat klostosi labai sėkmingai, įveikti visi 3 kvalifikaciniai etapai, pasiektas pagrindinis etapas, tai yra jau 16-finalis. Ir trečiajame kvalifikaciniame etape jiems teko įmonių lygos atstovai Sikor Biotech. 66-51, sakyčiau, galbūt kiek netikėtai didžiulis skirtumas, 15 taškų. Telšiai keliauja į kitą etapą. Kaip galėtum pakomentuoti šią porą? Tikrai teisingai labai pasakė, jog tai buvo lygios komandos, tačiau rezultatas parodė, jog tą dieną Telšiam gerokai geriau sekėsi. Gerokai geriau sekėsi ir Žemės ūkio ir kaimo verslo centro valstybiniai įmoniai iš įmonių lygos, kuris svečiuose nepasigailėjo antro diviziono Stairio klubo ir sutriuškino jį net 82-54. Darius Mikalčius prie pergalės prisidėjo net 26 taškais. Čia matyt nėra ko labai ir diskutuoti, kaip ir kitoje poroje, kur Tugen Kefer iš antrosios lygos kitą savo lygos komandą Space Jam įveikė svečiuose net 102-58. Dangiras Česinas įmetė 31 tašką. Na ir paskutinė pora, kurioje taip pat sulaukėm vieno asmeninio įspūdingo pasirodymo, tai yra Baltic Ground Services iš įmonių lygos.
pergalė prieš Western Union į taip pat įmonių lygos atstovę 77-58. Sakyčiau, ganėtinai taip pat netikėta, kad didelis skirtumas, 19 taškų, tačiau tam didelės įtakos turėjo puikus Aurimo Lukauskio pasirodymas, 33 taškai, 43 naudingumo balai, 12 atkovotų kamuolių ir kas taip pat labai, sakykime taip, neįtin dažnai būna net ir profesionalų krepšinyje, 10 iš 10 pataikytų baudų. Rezultatas taip pat neblogas ir Baltic Ground Services keliauja į kitą etapą. Jonai, vis dėlto, kurią komandą įvardintum didžiausią staigmeną patekus į 16 finalį iš visų paminėtų? Didžiausia staigmena, gal Vilma, ne todėl, kad tai silpna komanda, todėl, kad jie įveikė tikrai galingą varžovą. Gal Kentauras, nes tikrai ant popieriaus jie nebuvo rungtynių favoritai. O kaip pats, Simai, manai? Na, man asmeniškai tai tikrai didžiausias staigmena yra Kentauros sėkmė, nors slapta ir tikėjausi, kad ši komanda įveiks normalioką, bet visgi nebuvau taip užtikrintas ir, sakykime, kitas netikėtumas, kuris mane irgi nuteikė pakankamai įdomiai įvykių stebėsenai, tai yra Telšių pergalė, komanda, kuri šiaip čempionate žaidžia vidutiniškai taurėje, jinai atrodo labai sėkmingai ir tom vienom rungtynėm susikaupė visat labai puikiai. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaipgi burtai joms lems kokius varžovus, o burtus mes netrukus ir pradėsime traukti. Priminsiu, kad ten yra 32 komandos, kurios tarpusavyje susitiks, bus paskirstytos į 16 porų. Vienos rungtynės, nugalėtojai keliauja toliau, pralaimėtojai keliauja namo arba sezoną pabaigia taurėje. Ir kas yra įdomu, jog ten mes turim tikrai nemažai komandų, ne tik tai iš Vilniaus, tačiau ir iš kitų miestų. Ir gali taip nutikti, kad ištraukus burtus tarpusavį gali susitikti netgi 2 Elektrėnų arba 2 Pabradės komandos. Štai tokie mūsų burtų, sakykime, galimybės prieš juos traukiant, o kaip ten bus, pamatysim. Žinoma, įdomu ir sužinoti, kaip seksis žemesnių lygų komandoms susitikti su stipresniais priešininkais. Tai galbūt, Jonai, nieko nelaukiant, tada ir pradėkime traukti pirmąją mūsų porą. Priminsiu, kad komanda, kurią mes ištraukėme pirmą, jinai žaidžia savo rungtynės namuose. Antra ištraukta žaidžia svečiuose. Ir ta pirmoji komanda, Gerai išmaišykim. Ir pirmoji bus Kažkur matyti pro. Kažkur matyti pro komanda iš pirmosios lygos savo aikštelėje žais 16 finalio etapą ir jos varžovais bus... Gal tu, Simai, antrą ištrauk? Galiu ištraukti ir aš. Pamaišysiu ne taip gerai, tačiau manau, kad irgi burtais bus įdomus. Ir kažkur matytų pro varžovas, įmonių lygos atstovai, žemės ūkio ir kaimo verslo centras. Sakyčiau, labai įdomi pora ir netgi pakankamai sunku prognozuoti, kas galėtų būti jos favoritais. Kažkur matyti pro aišku favoritai, tačiau ŽUKVC gali mesti rimtą iššūkį. Manau, bus labai įdomu. Judame prie antrosios poros ir aikštelės šeimininkai. Šį kartą bus... Šeimininkai bus Infoera. Infoera iš antrosios lygos. Na, palaikom tradiciją tuomet, aš traukiu antrą komandą. Tikrai taip. Ir Infoeros varžovai taurės 16 finalyje namuose bus trečiosios lygos atstovai BC Alfa. Štai va dabar ir pasimatys tikras Alfos pajėgumas, sakyčiau taip, nes Infoera labai stipri komanda. Alfa taip pat nepiešia, tačiau, na tai ne patys blogiausi burtai, kurie dar galėjo komandai tekti. Pamatysim, ko verta Alfa prieš tikrai galingą antro diviziono top komandą. Kas be ko. Judame toliau, dar viena komanda, kuri rungtyniaus namuose. Ir tai bus Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas. Žilvaro Zinkevičiaus kapela, pavadinkime taip, namuose, jėgas išbandys. O, čia jau bus įdomu. Su antrosios lygos viena iš favoričių Ridiko komanda. Pasižiūrėsim, gal Ridikui jau metas į pirmą lygą,
kilti. Beje, linkėjimai, Karoli, jeigu stebi mūsų transliaciją, laukia jūsų rimtas iššūkis, tikrai. Dar viena namų komanda. Komanda Baltic Ground Services. Įmonių lygos atstovai savo aikštelėje bandys jėgas su pirmos lygos komanda Mortal Kombat. Judame toliau. Dar viena aikštelės šeimininkė, Jono rankose. Ir mano rankos yra Vilma. Štai, didžiausia staigmena, kaip sakė Jonas, pagal praeito etapo rezultatus savo aikštelėje žais 16 finalio rungtynės. Na ir Vilmos varžovais bus pirmosios lygos atstovai fejaskalbėja.lt. Manau, viena iš kol kas karščiausių porų, kiek ištraukiam. Vilma gali bandyti padaryti dar didesnę staigmeną. Na, to ir palinkėsim. O kai jis kalbėjai, žinoma, apginti savo vardą ir lygos prestižą. Dar viena aikštelės šeimininkė Jono rankose. Ir namuose rungtyniaus VPP JADLT. Antrosios lygos komanda, rungtyniaujantį Bottom divizione, savo aikštelėje priims to paties diviziono atstovę Telšių komandą. Taigi, dvi antrosios lygos atstovės tarpusavį susitinka ir tai reiškia, kad čempionato taurės varžybų aštuntfinalį mes jau turėsim bet kuriuo atveju bent jau vieną antrosios lygos atstovę. Štai taip. Taip. Judame toliau su burtais ir dar viena aikštelės šeimininkė. Ir namuose žais Pabradės Atlantika. Na, dabar būtų labai smagu, jeigu va čia mano rankose pasirodytų Intersurgical kamuoliukas. Tikrai būtų smagu. Būtų iš tiesų didelis derbis, tačiau ar tai bus? Pabradės Atlantika namuose žais su Elektrėnų sporto klubu Kentauras iš 3 lygos. Taigi elektrėniškiams laukia labai sunki ir tolima išvyka į Pabradę ir tikrai lengva, oi kaip nebus lengva. Tačiau jaunimui, manau, tokios išvykos tikrai smagios. Tikėkime, kad taip ir bus ir galbūt net pavyks iškovoti smagią pergalę. Na, o Pabradės komandai sakyčiau, kad burtai tikrai palankus. Ir dar viena namų komanda Melingos keliai. Melingos keliai, antro diviziono ekipa savo aikštelėje jėgas taurės 16 finalyje išbandys su to paties diviziono Elektrėnų sporto centro klubu. Manau, vėl bus labai karšta. Kiek atsimenu, šios komandos visą tarpusavį labai atkakliai kaudavosi dėl pergalių. Ir principinė dvikova šį kartą pagal taisyklės turėsinti vykti Vilniuje bus, manau, kad ne ką prastesnė. Pilnai sutinku. Dar viena aikštelės šeimininkė. Ir dar viena aikštelės šeimininkė bus Sandora Group Magnum. Sandora Group Magnum. Tikrai stipri komanda, nepatyrusi dar nei vieno pralaimėjimo antroje lygoje. Žinau, kad šios komandos atstovai minėjo, jog norėtų susitikti su aukštesnės lygos komanda ir išbandyti savo jėgas su ją. Ar čia bus ta aukštesnė lyga, tuoj pat ir sužinosime. Galbūt dar ne šitame etape. Tačiau varžovas iš tiesų vertas to. BC kolegos, vienas iš pirmosios lygos favoritų. Manau, kad labai įdomi pora ir jeigu galimybės leis, aš manau, kad į šias rungtynės mes tikrai pasistengsim deleguoti net ir mūsų video reportažo visą delegaciją. Turėtų būti labai karšta. Tikrai taip, daug kas kalbėjo, jog Sandora Magnum tikrai yra išaugusi antros lygos marškinėlius ir pažiūrėsim, dabar bus ar tai yra proga tai tiesa. įrodyti, žaidžiant su vienais iš pirmosios lygos lyderių. Ir štai turime dar vieną komandą, tai yra Pabradės Intersurgical. Pabradėje šventė 2 taurės rungtynės namuose ir Atlantika jau savo varžovą žino, tai yra Elektrėnų Kentauras, o Intersurgical namuose taurės varžybose susitiks su Plasta LT antrosios lygos atstovais.
Na, burtai tokie įdomus. Jeigu Plasta susirinks stiprią sudėtim ir nuvažiuos į Pabradę, gali sukovoti kaip reikiant. Kitu atveju, manau, kad Intersurgical bus poros favoritė. Intersurgical tikrai bus poros favoritė, tačiau Pabradė pilnai susirinkusi gali rimtą iššūkį mesti. Dar viena aikštelė šeimininkė. Tai bus KK Riešė. Krepšinio klubas Riešė pagaliau namuose, ar ne, vyrukai? Taip norėjot žaisti namuose, nugalėjot Lentvarį svečiuose. Dabar savo aikštelėje galėsit įrodyti jėgas, žaidžiant ne prieš ką kitą, o prieš pirmosios lygos Tigrų komandą. Labai rimtas iššūkis KK Riešės klubui. Iš tiesų, turėtų būti įdomu. Vis mažiau kamoliukų mūsų indelyje ir vis mažiau dar neaiškių porų. Dar viena iš aikštelės šeimininkių. VŠI MRU. MRU įmonių lygos atstovė ir savo aikštelėje ši komanda išbandys jėgas su kita įmonių lygos komanda Greituoju kurjeriu. Na, čia, manau, bus tikras mūšis. Tikras mūšis, Greitasis kurjeris kaip ir principinis varžovas, galima sakyti. Ir šį sezoną jau buvo viena labai gera kova, kur Greitasis kurjeris šventė pergalę 5 taškais, jeigu neklystu, paskutinę minutę išsiveržė į priekį. Dar viena tokia ir norėtum revanšo, ar ne? Be abejonės, be abejonės. Na, to ir palinkėsim, arba bent jau geros dvikovos ir gerų rungtynių. Dar viena namų komanda. Krituliai. Nepralaimėjusi šiemet Kritulių komanda iš antrojo diviziono žais namuose taurės varžybas 16 finalio etape. Jie susitiks su Saldainiuku. Reaktoriaus smogikai Vežų Malkas. Pirmoji lyga ir to čempionato lyderiai. Turėtų vėlgi būti pakankamai įdomu. Rimtas iššūkis laukia Kritulių. Ir gal pirmas pralaimėjimas. Bet ir pačių reaktoriaus vyrukų, sakyčiau, nemenkas išbandymas. Neaišku, dar kaip reaktorius susirinks. Štai tai ir yra pagrindinis klausimas šioje poroje. Dar viena namų komanda. Auto Valdovas. Auto Valdovas, antrosios lygos atstovai. Taurėje 16 finalyje savo aikštelėje susitiks su pirmos lygos outsiderė PZTB komanda. Na ir manyčiau, kad čia Auto Valdovui netgi gal ir visai pasisekė su burtais, nes PZT pastaruoju metu iš viso kabo ant plauko ir neaišku, ar pratęs savo dalyvavimą čempionate. Tokiu atveju, jeigu komandos pirmenybėse neliktų, Auto Valdovas tiesiog automatiškai keliautų į kitą taurės etapą. Bet tikėkime, kad taip nenutiks ir rungtynės visgi įvyks ir bus įdomi ir atkakli dvikova. Manau, ir Auto Valdovas labiau norėtų su kova žengti kitą etapą. Kas be ko. Paskutinės dvi poros. Gerai išmaišom ir VS Elteros projektai. VS Elteros projektai savo aikštelėje jėgas išbandys taurės 16 finalio etape su taip pat pirmos lygos komanda Olimpu Elektroliux. Na, čia sakyčiau, nei vieniem, nei kitiem labai nenuskilo. Bet labiausiai matyti nuskilo žemesnių lygų komandom, kadangi automatiškai vieno varžovo iš pirmosios lygos jau bet kuriuo atveju kitame etape nebeliks. Na ir paskutinė pora. Komanda, kuri žais namuose, Jonai, tavo rankose. Komandų atstovai turbūt jau žino. Kitiem gal bus staigmena. Išsiaiškinti, kas žaidžia namuose. Čiančio apsaugos spektras. Čiančio apsaugos spektras iš pirmosios lygos namuose susitiks su antrosios lygos atstovais Tügen Käfer. Štai ir visi burtai. Taurės 16 finalio etapo burtai traukti. Jonai, kaip pakomentuotum? Ar tikėjasi daugiau lygių dvikovų, sakykime taip, arba kažkokių tai netokių didelių galbūt komandų skirtumų, ar atvirkščiai? Aš manau, jog kiekviena komanda, kuri pateko į šį etapą, tai tikrai yra pajėgi ir verta to.
Ir tikrai bet kam gali mesti iššūkį, labai daug kas priklausys ir nuo klubų susirinkimo į rungtynės ir manau, jog tikrai visos poros bus įdomios. Rungtynės prasidės jau kitą savaitę, sekite informaciją mūsų interneto svetainėje www.vkl.lt, kaip visuomet su jumis susisieks mūsų darbuotojai suderindami varžybų tvarkaraštį. Aš, Jonai, noriu padėkoti, kad man padėjai šiandien ištraukti burtus. Tau irgi ačiū, Simai, kad pakvietei. Ir visiems dalyviams, žinoma, linkiu atkaklių kovų, o mes susitiksim kitose mūsų laidose, arba radio, arba televizijos eteryje. Taigi ačiū, gero savaitgalio ir iki pasimatymo. Iki.